Turiu jums keistą video šiandien. Žodžiu, tiem, kas perka kojines, labiau pėdkelnes, bet kartais ir rūbose būna. Žodžiu, nusipirki pėdkelnes ir ten viduje pati kojinė būna įsukta į tokį lapelį. Tai man šitie lapeliai yra tobuli piešiant atvirukus su akriliniais markeriais. Ir kartais būna ir perkant kažkokius tai daiktus. Čia, pavyzdžiui, yra nuo kilimėlio iš parduotuvės iki. Nelabai turi prasmės, ar kita pusė balta ar ne, bet esmė, kad aš radau vienoj dailės prekių parduotuviai tokio tipo popierių ir buvau nusipirkus. Bet žodžiu, esmė, kad didelio formato lapas žymiai pigesnis palyginus su karpyto. Bet paskui aš supratau, kad aš vis tiek perku daiktus, perku rūbus ir kai man lieka nuo pakuotės va toks, tiesiog nemokamai. Nu, tipo, aš sumokėjau už daiktą, bet realiai čia skaitosi šiukšlė, bet žodžiu, aš galiu ją perpanaudoti. Tai aš noriu paprašyti jūsų, jeigu jūs perkat kažkokį daiktą ir esat Vilniuj, žinot ką, arba aš net nežinau, arba gal kokioje bažnyčioje susitiktume, tipo, parašykit man, nes man realiai šitie dalykai labai labai praverčia. Tai šiandien tiek. Iki.